Sveiki, atvykite į Naugardiškių parką. Aš nesu ta, kuri rekomenduoju, bet tiesiog atvykite į jį. Tiesiog noriu, kad jūs susipažintumėt su mane. Jūs papasakoti, ką jūs veikiat, kokius būrelius lankot, viską. Nes aš esu ketvirtokė būsiu, tiksliau būsiu, nes vasara atostogos, vasaros jie. Ir rašykit komentaruose, iš kokio jūs miesto žiūrit. Šiaip ar atvažiuosit, jeigu mano paspirtukai stovi, laukit, jeigu tokie du paspirtukai stovi kieme, matai, toks, tai reiškia, aš esu namie, jeigu nestovi, tai reiškia, manęs nėra. Tai va, rašykit komentaruose, sakiau, iš kokios miestų žiūrit, ar atvažiuosit, jeigu atrašau, tai reiškia, jeigu atrašau, tai reiškia, kad aš esu namie. Ir jūs galit. Ir jeigu neatrašau, reiškia manęs nėra. Ir jūs galit pasakyti, kokios vietos manęs laukit. Jūs laukit kelintoj baloj, nes ten yra 3 balai. Balas paskutiniai yra. Pirma bala yra prie žaidimo aikštelės. Antra yra prie... Antra yra tokia, tuščia. Pirma yra, kur yra fontanas. Antra yra prie žaidimo aikštelės, o trečia yra prie scenos. Tai va, o šiaip arba žaidimo aikštelės, arba sceną galim susitikti, arba krepšinio aikštelėje, arba prie treniruoklių. Tai va, ir būtent aš noriu laukti jūsų komentarų, nes man žiūri patinka skaityti. Tai va, rašykit. Ir man iki 50 peržiūrų, kad galėčiau filmuoti tiesioginį. Tai 50 peržiūrų bus tuoj, ane? Tikėkime.